kaip vertinat šitą sklypą? Ar gera investicija buvo, ar vis dėlto maišas, ne, katė maišė? Maišas, teisingai pasakėt. Truputėlį atsiknojo mūsų fasado detalės. Čia šitos netvirtinsim, bet šitą pabandysim pritvirtinti. Nežinau, kiek jin čia padeda, kiek jin čia reikalinga, bet jei jau yra, namas dar nenugriuvo, reiškia, padėjo šiek tiek. Tai prikalsiu tiesiog vinukus, kažkiek gal laikysis. Šiaip reikėtų turbūt čia viską lupt lauk ir griaut namą. Mes ir vėl esame atvykę į ūkelį. Šiandieną yra vienas toksai numatytas susitikimas. Tai buvom susitikę su agronomu, tai dabar susitinkame su tokiu mokslininku. Aš su juo susipažinau filmuodamas medžių sodinimą. Mes su juo įsišnekėjom ir papasakojau apie šitą sklypą, apie jo problematiką. Ir pasikvietėm, kad atvažiuotų, na ir gal kažką tai galės dar šiek tiek patarti. Tai agronomas jau davė savo minčių. Pažiūrėsim dabar, ar jos koreliuoja, taip sakant, tarpusavyje. Ir tada bus galima priimti kažkokius tai sprendimus. Tai va, tai dabar truputėlį lūkuriuojam. Sveiki. Tai visgi ne per tą pusę atvažiavot? Ne per tą. Bet viskas gerai, bet viskas gerai. Pravažiavau. Gera pusė, nes aš su moteriškė pabendravau, ant soliuko sėdėjo, sakau, žinai, man per kiemą jūsų nelabai smagu važiuoti, bet sakau, išvažiuosiu turbūt. Paklausiau, kaip gyvena. Aš truputį pafilmuosiu. Gerai. Neįsivaizduoju, visą laiką filmuoju. Kiek mane pažįsta, tai tikrai aš visą laiką filmuoju. Visą laiką filmuojantį matau. Panašus, čia visos kalvos čia molingos, skiriasi tik tai organinės medžiagos kiekis. Papėdė daugiau drėgmės ir organinės medžiagos. Šlaituose jos mažiau, o čia pietinis šlaitas. Tai pietiniam šlaite Lazdynui yra ekstremalu. Karštis, drėgmės gerokai mažiau ir čia, jeigu ir sodinsite, greičiausiai, kad šansas išgyventi jam minimalus yra. Šiaurinį šlaitą, taip, viršūnį, taip, papėdė idealu. Čia kur šlaikų papėdė, tai jie normaliai laikosi. O to pietinės ekspozicijos šlaitės labai daug saulės gauna, išsausėja stipriai. Nieko nebus, čia nuo šalnų nukentėjo turbūt įtariu. Jo, stipriai, nes ant durpinės šalnos rizikų daug papildomų. Nes žemiausia vieta šitoje vietoje gali būti, kad ir kaupiasi šaltas oras. Ten visur nutekėjimo, ne, šlaitas, iš visų pusių sueina vėsus ir čia žemiausios temperatūros būna sklype. Dėl to ir išnyko, sodino, bet dėl to ir neliko. Taip gražiai kaip nurėžta. Aerofoto pasidaryk, tada galima bus pasižiūrėti su reljefo duomenimis. Uždėti ir išskirti vietas, kur perspektyvu, kur rizikos yra visokios ir kur daug sąnaudų. Tai va tose vietose, kur rizikos, galima keisti kitas, ar kultūrinės, arba nekultūrinės rūšis. O pavyzdžiui, durpynę kažką galima? Tokiam juodalsiai beržai, bet čia irgi labai užsipavėsinti. Šitie medžiai, jeigu čia arti pasodinis, tada pavėsis iš pietų pusės ir tada juos šešėliuoja jau. Vanagė arba viena gražiai vanagė, arba kudlė, jie skirtingai vadina, vieni taip, kiti taip. Toksai šiek tiek pilkas, geltonai žydė tokio aukščio. Tai sausose augavietėse. Tai, jeigu įsikastum, tai čia matytum nuo pat paviršiaus rudą, jokio juodo sluoksnio nebūtų. Eroduotas tarybiniais metais, čia kaip arė, visus laukus arė šitas kalvas, kaip ir tenais o dabar daro. Kur viskas nuvažiuoja apačion, nuo viršūnės ir nebesugrįžta. Tai čia ir dirvožemio derlingumo prasme skurdžiausia vieta viršūnė pati. Tai šlaitas taip, o papėdė viskas renkasi. Tai. Būtų verta bandyti tą daryti, ką agronomas sakė.
Dėl gripų? Ne, dėl jo Taip, mulčiavimas vienareikšmiškai. Mulčiavimas, visą tą pievą, kurią nušienaujat, geriausia, kad atsidurtų po lajomis. Pliusas koksai? Pliusas tas, kad žolės išvežinėti jums nereikia. Antras dalykas, po pačiais krūmais neauks, pridengs tą esamą žolę. Maisto medžiagos yra. Yra antiorganika, jinai daugiausia duoda. Yra antiorganika, ką pritraukia? Mikroorganizmus, sliekus. Jie purena dirvą, tada gerėja sąlygos patiems lazdynam. Ja. Jeigu tos organikos būtų daug, sakau, turėtume šiaudų ir galėtume šiaudų dar sluoksnį patiesti. Aišku, ne rudenį, ne prieš žiemą, bet pavasarį, kaip sezonas prasideda, pamulčiuoti šiaudų sluoksnį iš vienos, iš kitos, idealus variantas. Jeigu kažkas tos organikos atiduotų, kas nors sako, imkite kiek norit va šiaudų, naudokite. Sluoksnį padedi, iš karto pamaitinimas geras. Užvedi procesus, patys gyvūnai gauna organinės medžiagos, atsiranda skaidytojai ir jie rausėsi, veikia. Tai yra įkinkai juos į darbą. Bet sakykime, va šitam lauke verta tą daryti? Aš manau, kad į šitus šlaitus pastangų daug reiks. Kiek norite dėti? Laistymą papildomai, nežinau. Geriau prisitaikyti prie to, ką yra ir mažiausiam sąnaudom gauti derlių, o šitus panaudoti kažkam kitam. Vešiuosi, žinok, pas draugus. Vešiuos pas draugus. Taip. Jis ir kas mėgsta. Aha, aštrus dantis. Nebūtų melioracijos, ši didelė vieta jį būtų šilauogiai. Durpė, žinau, ten gal žema pelkinė yra, bet vis tiek reakcija rūgšti turbūt būtų. Gal kažkiek rūgštą pelkinę atsivežti, bet idealios sąlygos, jeigu tik vanduo. Reikia įsikas pasižiūrėti. Kasinuką pasidarai metro, jeigu vanduo pusmetrio gilyje yra, tai manau, kad kuo puikiausia, bet vėl šilaukės, o šiandien irgi skundėsi, kad iššalo labai daug žiedų. Tai kiti augalai kokios braškės, tai žinai, antrą žiedelį kelia, pražyti ir uogos būna, bet vėliau truputį. Šilaugė nušaldė žiedus ir kitame tik tai po metų, jeigu išgyvena pati. O pavyzdžiui, vynogės. Šlaito pietinė, va čia vynogė variantas, jo. Variantas yra. Bet tada reikia ne taip, bet taip. O kodėl? Į pietus atgręžta labiau. Jo, plokštuma į pietus. Nes jeigu tai padarysi, tai ryte vakare saulę matysi ir viena kita užstos. Tada eina iš rytų į vakarus laikikliai, rėmai. Visi ir sodini augaliukus. Čia manau, kad vynogiam variantas būtų. O šiaip Lietuvoje augina vynogės kas nors? Tik Ilzenbergo dvare buvai. Nu. Šiauriausias vynogynas, jie turi 7 hektarus vynogynų. Rimtai? Taip. Tai reikėjo, tu nebuvai to turbūt centriniuose rūmuose tose. Ne, nebuvau. Prie dvaro. Du kartus. Tai konferenciją rudenio pakviesim, galėsi sudalyvauti ir aprodys gal. Gerai. Jie vyną patys gamina. O, geras. Vyną ir ne tik vynogių ir visa kita. Tai vynogynai dideli praeitais metais, sakė, mums iš vynogių derlius didesnis buvo, iš hektaro apie 5 tonas vynogių, negu iš grūdų. Tas rugsėjais buvo šiltas, tai tos tendencijos, žinai, rudeninės labai palankios, sunoksta. Rugsėjais vos ne kaip vasaros mėnuo, dar spalį šalnų nėra, tai fantastiškai gerai viskas. Kai šiaip būni gamtoj, nesusimastai apie tokius dalykus. O čia va, žiūrėk, čia vėjas atpučia tokius kritulius, ten dėl to yra šalta, čia dar taip, tai kaip magija kažkokia skamba. Magija, fizika, bet kaip, gali magiją pavers, geriau magiją pavers negu fizika, nes visur dėsniai, bet veikia jie. Aš norėjau sakyti, jeigu mokyklai būtų mokęsis, tada netokia magija būtų. Jo, taip, čia yra praktinis pritaikymas, o mokykloje kaip universitete. Dažnu atveju gaunasi, kad teorija, praktikoje išėjus nieko. Tuo metu negalvoji, kad kada nors prireiks. Prireiks, tai reikia praktiškai. Eini per laukus žygį darai ir aiškini, kas dėl ko ir kaip. Pasikankinoje, bet auga normaliai. Čia tik tai, nežinau, kaip agronomas sakė, stiebai keli, atžalų nėra. Atžalų nedaug yra. Ar tas blogai? Bet tik keitimasis turi būti kažkoks tai irgi. Čia senas stiebas yra.
Čia jaunas stiebukas, o jeigu vieną išimsi, gal ir duos žalų daugiau. Turbūt kaitaliot reikia truputį. Bent jau kas 3 metus turbūt tokį genėjimą stambesnių išimt, kad atsinaujintų jos. Čia krūmai normalūs jau. Jo, o čia vat yra ta kita bala, kur sakėm, gali būti bala. Čia gali reali bala būti. Tai, ne, tai čia ideali vieta, žinok, ideali vieta šitam šilauogiam. Šilauogė? Jo. O. Čia įtariu, žinok, ankstyvą pavasarį tai yra. Vat, jeigu čia auga švendrai, tai jeigu būtų normalus pavasaris, čia būtų vandens. Taip. O tai tos šilauogės nenuskęs mum? Paprastas dalykas. Kūdrą darote. Darot kūdrą, tą durpę storesnių sluoksnių į krantą sukeliate. Pakeliate paviršių truputį. Yra dabartinio. Ir vandens turbūt irgi čia. Nemažai, manau, 2 metrai kokie turėtų būti. Jo, plius minus, sakė, 2-3 2 metrai yra, pavasarį būna iki viršaus, plius dar lieptelis, dar metras. Pagal plūdenas. Čia užvėsė plūdenų, jos visą paviršių uždengia. Gluosniukai čia. Trapusis turbūt, va, trapusis gluosnis. Taip greitai, va, šakelė, va. Kakšt. Atskyla staiga. Labai lengvai. Skirti, va, smulkasis karklas. Žievė, kada nuimat, briaunos tokios yra, va, aštrios. Va, žiūrėkite, tokie, va, briaunelės, va. Pilkasis karkliukas čia yra. Tokius drėgnose vietose auga irgi. Dabar nemaišo gali tai būti. O, va, šito, va, matot, gluosnis. Buvo didelis gluosnis senas, matyt. Ja. Ar jis nulūžo, ar iškirto. Tai čia motininiai augalai. Nukirto? Nu, man atrodo, kad sakė, jo kirto jie. Fantastiškas buvo čia. Toks gali čia puošmena, žinai, tada tokia atidengi ir... Nu, tas tegu būna, kaip sakant, o čia pakrašty. Pakrašty, žinai, kol didelio reikalo nėra, tol gali būti, o po to galim pasitvarkyti truputėlį. Tai birželio pabaigos kokios. Ja, dabar lietučiai, jeigu duos, tada intensyviau pradės augti, šiek tiek įmirks ir tada net biomasės daugiau truputį, tada tu gali pamaitinti. Dėl to, nes jeigu tik dėl priežiūros, jeigu negrėbti, tai patogiau tada maža, daugiau kartų pravažiuoju, susimulčiuoju, viskas pasilieka čia, bet tą žolę maitini. O dabar, kada numesi biomasės dalį prie krūmų, čia mažiau augs, ne taip intensyviai, o prie šitų lazdynų sąlygos pagerės, dirvožemo maitinimas padidės. Ir pridengs nuo žolių greta esančių, ta žolės šiek tiek pridengs ir irimas, kai prasidės, tai gyvybinių procesų daugiau, dirvožemis puresnis bus. Puresnis dirvožemis, augimo sąlygos geresnis. Suplanuota klausimą. Tai kaip vertinat šitą sklypą? Ar gera investicija buvo, ar vis dėlto maišas, ne, katė maišė? Maišas, teisingai pasakėt, maišas taip, bet turinį pamatysite pažinę tą sklypą. Išleidome savo svečią, sužinojome daug apie gamtą, sužinojome apie viską. Jo, apie augalus, apie gamtą, apie ūkininkavimą. Žodžiu, daug ir įdomios informacijos buvo. Manau, kad gavom šiek tiek įkvėpimo naujų idėjų. Labai daug įkvėpimo. Jo, tai reikės suvirškinti viską, apgalvoti, apsvarstyti, nes tikrai tokių vertingų pamastymų, sakykime, gavom. Tai labai faina. Ačiū Richardai, jeigu žiūrite šitą video. Ačiū labai Richardai ir dar kartą kartuojam, labai laukiam visada svečiuose. Taip. Tai vat, o su šita linksma gaida ir besileidžiančia saulė sakome jums sudie ir iki pasimatymo kitą kartą. Ate. Iki.